Džiaugiasi vasarą. Galvoja, kad čia nukris nuo stalo. Šiaip vaikai norėjo šiandien pasipasakot. Jo. Pas Karoliną atvažiavau vėlyvą šeštadienio rytą. Tas žolės pjovimo tai būna šitas man juokingas, kur atsikraustėm į gamtą dabar, žodžiu. Paukščiukų klausysim ir visi žoliapjovės. Ypač savaitgaliais. Tu gal norėjai kiaušinienės? Ne, žinok, mes pavalgėm. Aš pati rajone augau, ne šitam, bet Fabuose. Mokykla, man atrodo, ne jokai, kažkaip jau, žiauru buvo. Aš net neprisimenu, ten buvo tiek patyčių, kad mano atmintis ištrynus, aš neatsimenu, ką aš veikiau iki 9 klasės, visiškai. Neturiu atminties apie tos dalykus. Atsimenu dailės mokyklą, nes buvo vienintelė, kur aš turėjau draugų, vienintelė vieta, bet jau čia irgi aš pati sugalvojau kažkurio metu. Turbūt, kai tik pradėjau savanoriauti stovyklose ir iš karto, nuo 18. Iš karto vis kažkur ir atsiduriu. Tai kokioj mokykloje, tai ten būrelį, tai dar kažkur tarp vaikų. Nežinau, kaip padaryti, kad būtų gerai, bet... Bet matai, kas yra blogai. Žiauriai greit pamatai. Taip, vienas ten prie bėgių tvarkosi, ten, žinai, valstybinė žemė, bet yra kažkoks sandėliukas iš senesnių laikų pastatytas. Ir ten kažką tvarkosi, kūrenasi, valosi. Taip pat ne visai prie pat bėgio. Simas, Karolinos vyras. Oiska, kokia čia daina buvo? Apie ką buvo čia šita daina? Uosis. Matau, kad mano vaikui reikia tos bendruomenės. Atsimenu, kaip jisai pamato, išgirsta kieme vaikų balsus. Vaikai jau ir bėga. Labas, mila. Ir iš pradžių atsimenu, labai jaudinausi dėl tų ribų. Kad jį ten tampo tas. Aš žinau, kad jisai, ne iš tų vaikų, kur labai... Aš gal ir pasakiau, kad tu gali pasakyti ne ir, kad prie tavęs neturi lyst. Bet jis labai greitai. Ir dėl to, man atrodo, jis greitai čia ir rado savo vietą tam rajone, nes jisai tą greit pasakė. Aš buvau antra. Aš jau po jo. Taip, aš po jo išmokau šitą jau pasakyti, bet irgi labai fainai. Kamuolį. Pas mum policija ten atvažiavo. Oho, kodėl? O ten įvyko tai, kad vienas, jos vaikai, kurie buvo lyg tai 8, jie nesuvokė dėžutę viršio, bananų. Aha. Kodėl jūs taip ant manęs užlipote? Vis aš bijau to kamuolį. Einam. Pas tą mažiuką vaikutį seilės teka, pasivysas megztinis šlapės, nes seilės teka. Tai visiems teka. Mūsų gelbėjo vaikų močiutė. Politininkai pasakė, kad jeigu vienas žmogus bus blaivas, tai mes nepasijėmom. Bet ten visi blaivus buvo aktyviai. Taip. Jie pripūtė 0,00. Ne! Tai aš taip su dviračiu. Duokit, aš paimsiu. Duokit man, tik tai galiu, Aivarai, uždėtuosiu kepurytę tada. Daug buvo tokių momentų, kai supratau, kad jie truputį kitaip gyvena, bet buvo toks labai juokingas, kaip... Man irgi jie ten užkniso, nes prie gatvės, žinai, karštus ant tvoros dar nugrius. Sakau, jau gal ką nors paveikit. Ir Aivaras, vaiko teisės atvažiuoja. Jie tokie, bėgt slėptis. Ir aš taip, aš ten bandžiau su jais pašnekėti, kad čia gal nieko blogo jam nenori, bet aš suprantu, kad jie turi visokių patirčių ir aš čia tikrai,
Prasme, aš su savo vadovėliniam žiniom čia nieko negaliu padaryti. Čia greičiausiai jie tikrai turi neigiamų patirčių, nes kiek pasakoja, tai jie buvo ir atskirti nuo mamos. Turiu dar tokią svajonę, kada nors kokį nors, bet paaugs vaikai šitie visi rajono, galės būti atsakingi už kažką ir pabandyti kažkokį socialinį verslą pakurti. Aš tikrai pilnai Aistę įsivaizduoju kokią nors šefę ar ten kokio arbatos kiosko viršininkė. Ji labai rūpestinga, labai atsakinga. Ir jie tokie, kur, tik tai aišku, su to atsakingumu iki galo, kaip ir neaišku čia su jais. Dar kol kas. Tai kažką tai sugalvoti tokio būtų labai, man atrodo, smagu. Lapė. Čia kokia raidė? Čia? Ne. Kalnas. Kas pasakyti? Ką? Te. Pasakyk ką. Ką? Aprakaba. Pasakyk ką.